Sveiki visi, malonu Jūs matyti. Šiandien kalbėsime tokia tema, kuri paliečia kiekvieną, tai yra senėjimas, bet man maloniau sakyti yra amžėjimas, truputį gražesnis žodis. Ir mes kalbėsime, kaip priimti savo amžėjimą su pasitikėjimu, su išmintimi ir su šiek tiek rūpesčio. Tai subūrėme skirtingų sričių specialistus, kurie šiandien mums papasakos, kaip prižiūrėti save amžėjant, ir jie pasidalins labai puikiamis įžvalgomis. Tai nepabėkit, tikrai bus labai įdomu šiandien. Ir mūsų tikslas paprastas - atskirti mitus ir tiesą, nes mitų yra labai daug susijusių su amžėjimu. Ir specialistai pasakys, kaip rūpintis oda, kūnu ir mintimis, nes rūpintis mintimis irgi reikia. Tai trumpai pristatau svečius. Tai pirmiausiai dermatologė Valentina Rimkienė. Pradėsime nuo odos priežiūros tiesų, ką verta rinktis, ko vengti ir kaip jaustis užtikrinčiau priimant odos priežiūros sprendimus. Mitybos specialistas Edvardas Grišinas. Vėliau sužinosime, kaip sveika mityba veikia mūsų kūną, tai nuo hidratacijos kalbėsime iki svarbiausių maistinių medžiagų, bus įdomu. Psichoterapeutė Monika Savičienė, aptarsime streso, mąstysenos ir emocinių įpročių įtaką senėjimo procesams. Ir taip pat nuomonės formuotoja Ingrida Martinkėnaitė, ji papasakos, kaip ji visą tai pritaiko kasdienėme gyvenime, žodžiu, kaip viskas vyksta praktikoje. Tai dabar išgirdote trumpą įžangą, aš labai kviečiu visus įsitraukti, nes bus labai įdomu. Amžėjimas liečia mus visus, bus nuostabių įžvalgų ir jūs galėsite patys klausinėti mūsų specialistų, jie jums atsakys į jums rūpimus klausimus. Ir aš linkiu, kad visas šitas pokalbis būtų labai smagus. Ir taip pat noriu priminti, kad mes turime smagią atrakciją, tai yra laiko mašina. Va štai čia yra Eucerin laiko mašina. Ir jūs galite čia užsukti, jums parodys, kaip čia viskas vyksta, labai paprastas iš tikrųjų procesas ir gausite dovanėlę. Žodžiu, panašiai kaip laimės ratas. Ir taip pat galite pasinaudoti akciją 25% šiandien yra Euro vaistinėje Eucerin Hyaluron Filler produktams. Tai žodžiu, tikrai gera nuolaida. Ir tokia būtų įžanga. Dabar jau noriu pakviesti mūsų pirmąjį svečią, tai nuostabę dermatologę Valentiną Rimkienę. Sveiki dar kartelį. Labas. Valentina Rimkienė siekianti žmonėms padėti turėti sveikesnę odą, derindama profesionalumą, empatiją ir aišku supratimą apie tai, kas iš tikrųjų veikia. Tai pradžiai toks būtų klausimėlis, kaip iš vis susidomėjo dermatologija, kodėl jums tai yra svarbu? Na, iš tiesų, tai taip romantizuojant visą odos gydymą, tai oda yra labai įdomus organas. Iš tikrųjų, jinai yra tiesioginis barjeras ir netiesioginis mūsų vidaus ir išorės pasaulio. Na, o ne romantizuojant šio klausimą, tai iš tikrųjų man tiesiog pasisekė, aš medicinos studijų metu dirbau labai įdomų darbą su imunoterapija prieš tokio odos vėžio melanomos gydymą ir tai man leido tiesiog iš arčiau susipažinti su dermatologais visame pasaulyje. Aš pamačiau specialybės gražiasias pusės, iššūkius ir supratau, kad noriu šio profesinio tikslo. Na ir svajonės virto tikslais, o tikslai, žinoma, turi savybę, mes juos įgyvendinam, jeigu turime aišku planą. Tai taip man ir įvyko ir iš tiesų labai myliu savo darbą ir niekada nepasigailėjau šiuo savo sprendimu. Aha, nuostabu. O žiūrėkit, dar labai įdomu iš tikrųjų, ką jūs pati turit savo vonioj, spintelėje, ką galima atrasti pas jūs. Na, nieko nenustebinsiu, kaip dermatologė iš tikrųjų turiu 20 plus buteliukų, nes gaunu priemonių patestuoti, gaunu jų dovanų, bet kaip vartotojai, moteriai, man tikrai užtektų 5 buteliukų. Iš esmės kalbam apie odos valymą, problemos sprendimą serumais koncentruotom veikliom medžiagom, kremas apsauga nuo saulės, žiemą apsauga nuo šalčio, daugiau man nereikėtų. Bet aš jų turiu daug, kaip kiekviena moteris, norim protestuoti, kažkas skaniau kvepia, kažkas tai labiau tinka, bet dėl to, kad tai yra mano profesijos dalis. Tik dėl to aš jų turiu daug.
Kaip įdomu, sakot, gal ir 5 užtektų, tai aš vėliau paklausiu, kai pereisim prie tos vietos. O dabar aš noriu paklausti, kokią didžiausią klaidą daro žmonės, kai jie pradeda, jau kovoti su tais pirmaisiais senėjimo, amžėjimo, žodžiu, visais požymis. Kokios dažniausios klaidos būna? Mano nuomonė, iš tikrųjų, su kuo aš susiduriu, tai bandymas tokių plačių tiesų prisitaikyti savo. Ieškojimas visuotiniai tinkančių patarimų socialinėje erdvėje, stebint žmonės, kurie tiesiog įdomu kaip nuomonės formuotojai ir bandant jų patarimus prisitaikyti savo odai. Tai iš tikrųjų to daryti nereikėtų. Mūsų oda nėra mūsų draugės oda ar žymaus žmogaus influencerio oda. Tai tiesiog siekia tokio visuotino patarimo. Aš manau, tai būtų didžiausia klaida. Tikrųjų, nes viskas yra labai individualu, ar ne? Tai negalima remtis tuo, ką ten pasakė Žinoma, tai yra tik tai nuomonė ir viskas su to yra tvarkoj. Tai yra, aš manau, tai yra kaip baltasis triukšmas, jisai yra įdomus, kartais pasižiūrėti, ką naudoja, kokios naujienos, tai yra įdomu, bet niekada to tiesiogiai savo neprisitaikyti, nes mes esame individualūs, o kažkieno nuomonė jinai gali būti įdomi, žinoma. Gal ir naudinga, bet ne visada. Taip, labai jo. Tokį mitą sugriovėm jau pirmą. Gerai. Ką galėtumėte sudaryti, jei galėtumėte sudaryti anti-age pradžios rinkinį, kokie būtų 3 būtini dalykai? Tai visų pirma, jeigu jau kalbant apie anti-age'o pirmą žingsnį, tai antioksidantai, vitaminas C, aš visada jį rekomenduoju ir pati nuo jo pradėjau, serumai, bet žinoma, jie turi būti gamykliškai paruošti, tai nereiškia, kad mes tirpinam tiesiog vitamino C grūdelius ir tepam ant odos. Tai turi būti koncentratai, paruošti, inkapsuliuoti, stabilizuotas vitaminas C serumų pavidalu. Tai būtų pirmasis žingsnis. Tada tikrai turėti giliai drėkinantį kremą, puikiai tinka su hialurono rūgštimi, tai molekulė, kuri pritraukia vandens labai daug, netgi 1000 kartų daugiau negu sveria pati. Ir iš tikrųjų dėl to labai naudinga yra turėti kaip tokį pradžioj anti-age'o toj rutinoj hialurono rūgšties stipriai drėkinantį kremą. Na ir žinoma, apsauga nuo saulės. Tai jau SPF 50, veidui, plaštakoms, dekoltė, matomoms vietoms visą laiką. Tai būtų tie 3 tikrai priemonės, 3, be kurių neišeitų palaikyti to tokios arba tiesiog gražiai pradėti amžėti. Ta reikėtų turėti. Tai įsimena vitaminas C, vitaminas C, giliai drėkinantis kremas su hialurono rūgštimi. Arba serumas, ar ne? Gali būti jo, bet jeigu mes renkame serumą, pavyzdžiui, vitaminą C, mums kaip ir jo vieno užtenka. Antra priemonė turėtų būti drėkinanti, atstatanti odos barjerą, tai puikiai tiktų kremas su hialurono rūgštim. Ir SPF. Taip. Visi sakote SPF, aš jau mintinai moku. Įdomu, ar žiemą reikia? Reikia. Iš tikrųjų, nors tas UV indeksas nėra Lietuvoje didelis, bet tikrai visada rekomenduoju. Reikia, ne? Gerai. Jeigu supaprastintumėm rutiną, ryto rutiną ir vakaro rutiną, kaip taip maždaug galėtumėt nupasakot, kokia jinai turėtų būti? Aš net nevadinčiau to supaprastinimu, iš tikrųjų jinai ir turėtų būti. Realiai mes visi aktyviai gyvenantys žmonės, mes ir turėtume turėti šiokią tokią ryto ir vakaro rutiną. Dienos eigoje galime atsišviežinti, persipurkšti SPF kažkokiu purškikliu, bet realiai ryte ir vakare galioja tas pačios taisyklės. Mes odą nuvalome. Jeigu tai yra valiklis kaip priemonė, puikiausiai tinka 1 kartą per dieną vakare arba keletą kartų per savaitę. Tada mes veikiam problemą, jeigu oda turi, pavyzdžiui, hiperpigmentacija arba amžėjimas. Tai turėtų būti koncentruota serumas, pavyzdžiui, veikiantis į problemą, antrasis žingsnis, kremas ir jeigu tai yra rytas, apsauga nuo saulės, o jeigu tai yra vakaras, gali būti kažkokia drėkinanti, giliai regeneruojanti kaukė. Supratau. Kas rodo, kad produktas iš tikrųjų veikia? Tai iš tikrųjų yra labai subjektyvu, nes ne veltui ir klinikiniai tyrimai vykdomi yra dažniausiai 4, bent 12 savaičių, nes objektyviai pasakyti, yra didelė dalis aparatūros, mes per estetinės medicinos kongresus ją matome, jie turi ir klinikos Lietuvoje. Bet iš tikrųjų paprastam vartotojui tai yra subjektyvus požymis iš tiesų. Jeigu vartojant, pavyzdžiui, serumą mėnesį laiko, jūs pradėjot matyti, kad jums atrodo skaistesnė oda, kad mažėja hiperpigmentacija, reiškia, priemonė veikia iš esmės. Tai reikėtų to ir vadovautis, nesiekti kažkokių tai aparatinių labai mažais aparatais, tokiais nešiojimais, kažkokios diagnostikos, tai nėra informatyvi. Aš iš tikrųjų darbe naudojau kurį laiką tokias priemonės ir aš tikrai supratau, kad tai yra neinformatyvu, o net kartais ir klaidina. Arba greta tokios diagnostikos turi būti profesionali konsultacija. Žinoma, ją sudėtinga gauti yra. Tai tiesiog vadovauti subjektyviais pojūčiais, jeigu jums per mėnesį laiko, žinoma, ne per 1 vakarą, ne per 2, mes kalbam apie 4-12 savaičių, jeigu jums atrodo, kad palygėjo kažkiek oda, stangrumas, ta prasme, kiek gali. Reikia suprasti, kad čia savo lūkesčius valdyti, ar ne? Mes kalbam apie kompleksinį požiūrį visų pirma, tai jeigu atrodo, kad pagerėjo, reiškia tinka ir galima naudoti.
Supratau. Ar brangus visada reiškia geresnis? Čia apie produktus. Aha. Na, jeigu visada, tai tikrai ne, žinoma, kad ne, bet jeigu bendrai kalbant, kas ta kainodara negali sudaryti, kodėl vaistinėse dermatologinė kosmetika gali būti ne visa, žinoma, bet kažkuri gali būti kažkiek brangesnė negu plačiose prekybos centruose parduodama. Dalį kainos sudaro klinikiniai tyrimai, tai dėl to jie ir kainuoja brangiai. Klinikiniai tyrimai reiškia, kad kremas buvo testuotas su žmonių oda, buvo matuojami jau tais galingais aparatais, kurie objektyviai matuoja odos kokybę. Ar ne, pavyzdžiui, gilios raukšlės gylio sumažėjimą ar kolageno sintezės suaktyvėjimą. Tai šitie klinikiniai tyrimai, jie kainuoja ir jie kainuoja labai brangiai. Tai dėl to kartais ta kremo kaina, serumo ar kažkokios priemonės gali sudaryti kliniškai patvirtinimas jos. Bet žinoma, ne visada. Yra brandų labai brangių parduodamose kvepalų ir kitose parduotuvėse, kurių kaina yra keli šimtai eurų. Bet aš turiu pacienčių, kuriuom iš tikrųjų patinka ir juos perka, nes matot, vėlgi, mes perkam ir procesą, skaniai kvepia, kažkam tinka tekstūros ir panašiai. Kalbant apie sudėtis, reikėtų ar ne lyginti. Tai žinoma, kad ne, tikrai ne, brangesnis visada yra geresnis. Bet aš sužinojau tokį dalyką, kokio nebūčiau pagalvojus, kad ne tik pati sudėtis ten svarbu, bet ir kiek klinikinių tyrimų buvo padaryta, kas žinoma, yra labai svarbu iš tikrųjų. Tam, nes efektyvumą kitaip mes perkam, marketingo žinutę ir pavyzdžiui, jeigu nėra klinikinių tyrimų, tai mes ką sugalvojam, tai ir sakome, mes nenešam už tai kažkokios tokios, suprantat, svorių už to nėra. O jeigu yra kliniškai patvirtintos studijos, tai negali būti teiginiai iš oro į orą. Tai už to turi stovėti mokslas. Tai tiesiog... Kaip smagu kažką naujo sužinoti man pačiai. Kaip socialiniai tinklai pakeitė tai, ko pacientai prašo jūsų kabinete dabar? Iš tikrųjų, mano asmeniniai patirtį, tai nėra taip, žinot, kad ateitų, rodytų nuotrauką, noriu tokių lūpų ar tokių skruostų, taip nėra, aš manau, kad iš tikrųjų, bet pasišnekam, pabendraujam su kolegom, manau, kad tokie pacientai iš tikrųjų gal labiau nueina į pogrindį, tie, kurie nueina pas dermatologą, paslaugų, dažniausiai jie girdi specialisto rekomendacijas ir jau retai, žinot, ateina ir sako, noriu taip ar kitaip, bet tokių pacientų yra, bet jie tiesiog galbūt ne mano pacientai, tai sakykime taip, tokio nėra, bet ką tikrai pakeitė socialiniai tinklai, ypač paaugliai, pradėjo labai domėtis savo odos būklę, akne, kas yra normalus hormonų vystymosi procesas ar ne organizmo, tai pradėjo labai domėtis. Tai šitą tikrai pakeitė ir jie kartais ateina į konsultaciją, žinodami, kartais puikiai, kartais visai į kitą pusę, bet jau žinodami, ko jie nori. Tai iš tikrųjų tas matosi labai jaunėjantis amžius, tų, kas pradeda rūpintis savo odą. Tai čia vienareikšmiškai jie ateina, žinodami pavadinimus, veiklias medžiagas, kartais ir receptinius vaistus, ko jiem reikia. Na, o estetinė medicina, tai vėlgi yra gydytojų, kurie galbūt su to susiduria. Pas mane kažkaip pasitikė pacientai, iš tikrųjų mes kartu aptariam tą visą planą ir stengiamės jo laikytis kažkaip. Ir be abejo, galbūt jeigu ateina pas gydytoją pacientas ir nepasitikina, tai reikėtų pasikeisti tą specialistą, kuo jūs pasitikit. Bet niekada nerekomenduoju pirmam pradėti sakyti, man reikia to ar to, išgirskit, ką jums rekomenduoja. Tai būtų toks. Supratau. Ar yra ingredientų, kurių norėtumėt, kad žmonės mažiau naudotų ir gal yra kažkokie, kurių turėtų daugiau naudoti, o nenaudoja? Mažiau, tai iš tikrųjų galiu pasakyti iš savo kaip gydytojos jau praktikos, palikim maisto produktus virtuvėje ir netepkim ant odos kokoso aliejus ar ricino aliejus. Tai žinoma, augalai, daržovės, vaisiai, priklausomai nuo koncentracijos, nuo ekstraktų, jie gali būti vaistais, ar ne? Ne veltui tai yra vadinama vaistažolėmis. Bet nereiktų tuo užsiimti namie, nes mums tyrimai rodo, kad iš tikrųjų žmonių oda tampa vis jautresnė. Tai jeigu lyginant dabar žmonių odą bendrai ir, pavyzdžiui, prieš 10 metų, naudodami didelėm koncentracijom natūralius aliejus ar natūralius ekstraktus, ar tiesiog maisto produktus ant savo veido odos ar skalpo odos, mes galim labai odai jautrinti, išaukti eilę dermatitų, alerginių reakcijų. Tai to rekomenduoju tikrai nedaryti. Jeigu turit namie eterinius aliejus, pasilikit naudoti jas pagal paskirtį, galbūt lašinti kažkur, jeigu turit tokios patirties arba gydytojas rekomendavo, tai tada žinoma, bet ant odos jų nenaudoti. Tai čia toksai dalykas. O ko nebijoti, tai iš tikrųjų retinolio nereikėtų bijoti, kartais žmonės jo bijo, dėl to, kad jisai skatina regeneraciją. Jeigu mes jo padauginsim, oda pradės folijuoti, tai reiškia, kad labai greit gaminasi ląstelės, mes matom pleiskanojimą, išsausėjimą, tiesiog reikia jį mokėti teisingai naudoti. Tai pradedam nuo mažos koncentracijos kartą per savaitę ir čia yra puikus anti-age priemonė, sakykim taip. Tai jo bijoti nereikėtų, bet reikėtų pasikonsultuoti prieš. Retinolis man buvo atradimas.
Aš irgi bijojau, bet kai pabandžiau, galvojau, kur jis buvo anksčiau. Taip, tiesiog reikia jį teisingai įvesti. Vieną kartą per savaitę, mažom koncentracijom, jeigu oda netokia jautri, dažninti ir taip, ir jums, ar ne, iš tikrųjų, tai yra, sakykime, taip, kas iš tiesų veikia. Ką, bet ar ne, ir pati, tai iš tikrųjų veikia. Labai veikia. Taip, kaip skaityti produktų etiketes, nepasiklystant skambiuose rinkodaros žodžiuose? Na, jeigu jau yra noras nepasiklysti, tai aš rekomenduoju ir neskaityti tų etikečių, keliauti, konsultuoti su specialistais, jeigu turit savo dermatologą, kosmetologą ar vaistinių konsultantai, vaistininkai puikiausiai gali jums padėti. Jeigu turit jautrumą, alergiją kažkokiai veikliai medžiagai, tai tokiu atveju galite skaityti, ieškoti, kad to nebūtų sudėty. Kitas dalykas yra veiklių medžiagų, ko mes nerekomenduojame bendrai, na pavyzdžiui, kad sudėtyje būtų alkoholio. Bet reikėtų suprasti, jeigu žmogus turi aknę, turi riebią odą, tai alkoholis yra ta molekulė, kuri padeda iš esmės, pavyzdžiui, kitai molekuliai reikalingai prasiskverbti giliau į odą. Tai labai priklauso nuo koncentracijos, nuo odos būklės ir tipo tos veiklios medžiagos. Dėl to aš jau iš gydytojo pusės tikrai negaliu sakyti, kad neieškokite tam tikros veiklios medžiagos. Europos Sąjunga neblogai yra sureglamentavus ir iš tikrųjų, kas iš tiesų yra žalinga, bet kokiom koncentracijom, to mes mūsų vaistinėse Lietuvos nerasime. O visa kita yra diskusijų objektas. Vienam gali sujautrinti, kitam gali padaryti žalos, bet jeigu jūs konsultuojatės iš esmės su profesionalu ir jums parinks priemonės, kurios jums tinkamos, tai tikrai aš nerekomenduoju patiems lysti, giliai kapstyti ir taip toliau. Yra begalio profesionalų, kurių yra darbas gilintis, mokyti, studijuoti šitus dalykus. Na, o jeigu toks noras yra, tai žinoma tiesiog žinoti, ko vengti sudėty. Tai tik tiek. Supratau. Tiek daug noriu dar paklausti, bet laikysiuosi dar kol kas scenarijaus. Koks svarbiausias patarimas, kuriant sveikesnį santykį su savo oda? Ką patartumėt? Vėl, žinokit, aš grįšiu prie savo tos individualaus požiūrį į savo odą ir negalvot, kad šalia esančio žmogaus oda yra tokia pat. Tai va tas sveikas požiūris ir būtų tiesiog suprasti, kad mes visi iš tikrųjų esam skirtingi. Ir ta sveikata, ir yra tikrasis grožis. Dėl to, jeigu yra odos liga, ją reikia gydyti, jeigu yra problema, odos amžėjimas, reikia į tai žvelgti kaip į odos priežiūrą, kaip į kompleksinio proceso dalį, konsultuojantį, sudaryti planą ir jo laikytis. Tai būtų mano nuomonė toks sveikas požiūris, nesivaikant trendų, netikint kažkieno rekomendacijom, nes iš tiesų socialinė erdvė šiandien siūlo mums labai daug įvairių ir trumpų video, ar ne, apie tai. Tai vėlgi, kaip ir pradžioje su jumis kalbėjome, tai įdomu pasižiūrėti, kartais galima kažką naudingo savo prisitraukti, bet tai niekada nebūna jau tas paskutinis sprendimas, kas lemia, ką jūs tepsit ant savo odos. Tiesiog tai būtų tas sveikas požiūris, suprasti, kad oda yra sveikata ir ją reikia tiesiog puoselėti, nebandyti jos kažkaip kitaip paveikti. Taip, supratau. Man dabar yra įdomu, ar kas nors iš žiūrovų turės klausimų mūsų mylimai dermatologijai. Nes jeigu neturės, tai žinokit, aš turiu labai daug. Aha, taip, pasakykit, aš pabandysiu į mikrofoną tą patį perkartot. Aha, gerai, geras klausimas. Kaip saugoti odą nuo šalčio žiemos metu? Taip, tai barjeriniai kremai, kurių sudėtyje gali įeiti ir parafinum likvidum, kurio šiaip kosmetologai gal nelabai mėgsta, bet tai yra puikus barjerą atstatantis ingredientas, lipidai įvairūs einantis. Senoviai žmonės saugodavo anties taukais. Na, žinoma, kaip aš nerekomenduoju to daryti, bet principą suprasti, ar ne? Tai turi būti riebus barjerą atstatantis kremas. Nereikėtų jų bijoti, jos naudoti ir savo, ir vaikams, ir taip mes apsaugosim tiesiog nuo išorės poveikio. Nes šaltis, žinoma, veikia mūsų odą ir amžėjimą gali skatinti. Tai tikrai tą reikėtų pasirinkti riebų, drėkinantį kremą, į sudėtį gali peptidai įeiti, riebios kažkokios rūgštis, tai tiek. Supratau, ar bus dar klausimų iš žiūrovų? Ar turėsim klausimų dermatologijai? Klauskit drąsiai, žinokit, visi labai draugiški. Gerai, tai tada aš dar paklausiu. Kokie tie 5 produktai, kurių jums užtektų? Tai odos valymas iš esmės, tai aš pati renkuosi micelinius vandenis, iš tikrųjų valiklius naudoju 2-3 kartus per savaitę, tai pilnai užtenka nusivalyti, tikrai nereikia agresyvių priemonių. Tada koncentratas, tai aš labai mėgstu vitaminą C, mėgstu retinolį mažom koncentracijom irgi. Dieninis kremas dienai renkuosi su hialurono rūgštimi, peptidais, amino rūgštimis, gali eiti vitaminas A, E,
kaip irgi antioksidantai, kovojantis su žalingu oksidaciniu stresu, ar ne, ir apsauga nuo saulės. O nakčiai tai iš tikrųjų nereikia bijoti tokių intensyviai regeneruojančių naktinių kaukių, nes iš tikrųjų nakties metoda ir taip regeneruoja, tai pavyzdžiui, jeigu sudėty yra koks degs pantenolis ar pantenolis, užsitepę ant veido prieš miegą, mes tikrai puikiai dar padėsim tai odai regeneruotis. Tai va tie, pasakiau, man atrodo, 4. Kūno kremas emolientas puikiausiai tinka ir kaip amžėjimo prevencijai, ir tiesiog prevencijai įvairių dermatitų, šaltuoju sezonu sausėja oda, tai puikiausiai net neturint sausos odos mes galim naudoti visai šeimai tą pačią priemonę, tikrai svarbu, kad būtų, rekomenduoju, be kvapų, iš vaistinės, tinkanti jautriai odai, puikiai sunaudosit ir savo ir vaikams. O va, dėl tos nakties dar įdomu, va, daug kas sako naktį, tegu kvepuoja oda, kuo mažiau tepkim. Nežinau, ar jūs girdite, čia mitas, ne mitas, jūs kaukę paminėjote, atrodo, va čia užsidengsiu, nekvepuos. Kaip čia yra dabar? Ne, iš tikrųjų mūsų oda kvepuoja ir jinai tą daro 24/7 ir taip, ir kremai neblokuoja jos viso šito cirkadinio ritmo. Tai tikrai nakties metu galima naudoti, kai kurie iš tikrųjų yra linijos, kur tas pats kremas yra dieninis ir naktinis, tik tai, kad, bet taip ir komunikuoja tiesiog odos kremas, ar ne, tiesiog naktį rekomenduoju naudoti, nes mes tik paskatinsime priemonės veiklą, nes naktį intensyvėja mikrocirkuliacija, gal pastebėjote, ryte pabudus būna šiek tiek rausvesni žandai, čia ir yra iš to. Reikia pastebėti, atkreipdėmėsi. Pastebėkit, šiltesnė būna oda ryte atsibudus, šiaip, aišku, mes ir būnam užsikloję, bet iš esmės ir dienos metu mes ir judam ir apsirengę, bet naktį suintensyvėja mūsų cirkuliacija odos ir mes iš tikrųjų, jeigu veikiam dar papildomomis medžiagomis, jos geriau veikia. Tai tikrai čia yra mitas, kad netepti nieko nakčiai, rekomenduoju, jeigu turit kažką labai gero, kaip tik nakčiai ir tepti, o ne dienos metu, nes dienos metu makijažas, kažkur prisiliečiam, mes nusivalom dalį tų labai naudingų elementų, ko nakties metu mūsų oda pilnai pasisavina. Pratau. Taip, ar bus klausimų? Būt jau nebebus. Gerai. Tai tuomet sugrįšime po 10 minučių, kalbėsime apie tai, kaip mityba veikia mūsų amžėjimo procesus ir, žodžiu, kaip priimti protingus sprendimus mityboje. Dabar muzikinė pertraukėlė.